Taigi, kirsdamasis blokus į apačią, aš radau urvą ir sumaniau jį nusileisti. Nusileidęs į urvą, aš radau geležies. Pamaniau, jog tai puikia proga atsinaujinti savo įrankius, bet bekirsdamas ją, aš supratau, jog mano medinis kirtiklis yra tam per silpnas. Supratęs, jog su mediniu kirtikliu nieko nepadarysiu, nusprendžiau prisikirsti akmens ir pasigaminti akmeninius įrankius, kad galėčiau įsikirsti savo geležį. Kadangi buvo tamsu, sumaniau, jog reiktų apsišviesti, įsikirsti dar keletą akmens ir pasidėti darbastalį, tam, kad galėčiau pasigaminti įrankius. Pasigaminęs akmens įrankius, nieko nelaukiau ir pradėjau kirsti geležį, o po to ją įsikepiau. Įsikepęs geležį ir pasigaminęs geresnį kirtiklį, aš nusprendžiau bėgti toliau ieškoti nuotykių. Besikasinėdamas, pamačiau tunelio gale kažkokią keistą šviesą, kuri mane labai sudomino. Nusprendžiau ten nubėgti iš smalsumo. Pribėgau keistą urvą, kuriame buvo daug ženklų ir ant jų buvo užrašytos kryptys, į kurias man reikia eiti. Bėgdamas nurodytomis kryptimis, pribėgau šaftą. Ji buvo sena ir apleista, nors ne, meluoju. Ji nors ir buvo sena, bet atrodė kaip nauja. Tiesiog ji buvo apleista. Per ją einant, net sustojo tekėti kraujas venomis. Joje buvo daug vertingų resursų, bet tada ne resursai man buvo galvoje. Pabėgęs šiek tiek toliau, radau apleistą rojaus kampelį. Tai buvo oazė, ji atrodė tiesiog fantastiškai, joje jaučiausi geriau negu savo namuose. Aišku, kuriuo aš dar neturiu. Panaršiu šiek tiek po oazę, radau keletą ženklų. Bandžiau juos perskaityti, bet hieroglifų raštas man buvo per daug sunkus. Bet aš radau užrašytus 3 skaitmenis ir dabar galiu sakyti drąsiai, manau žinau, kur reikia eiti.